Sveiki, gerbimieji. Kadangi daug skambučių gauna ir daug tokių laiškų rašo, žmonės klausėsi, tai nusprendžiau, reikia įrašyti video, kad jeigu jūs, sakysim, susidūrė su tokia, kaip sakoma, dilema, ką aš patarsiu iš savo pusės. Apie ką mes dabar kalbėsim? Mes kalbėsim apie taip, kaip pasirinkti, sakysim, šilumos siurblį, oras vanduo tipo. Jeigu mes, pavyzdžiui, pasiūlom skirtingų gamintojų, tai gali būti, sakysim, GRI gamintojas, jo šilumos siurblys, Electroluxas, Nordis. Ir žmonės tada klausia, o tai yra pasirinkimas, ką man pasirinkti, kad neapsigauti, kad tikrai nupirkti gerą daiktą. Ir ką aš galiu tada patarti dėl šito dalyko. Matot, ta prasme, kaip toks, reikia apsispręsti. Tai kad irgi viena moteris, tokia mes jai siunčiam pasiūlymą, siuntėm irgi keletą vienetų šilumos siurblių, sakom, tokia versija yra, tokios yra galimybė, variantai yra. Ir man skambino, sako, žinokit, aš jau šitam gyvenime nieko nesuprantu. Aš, klausim, dėl ko? Sako, žinokit, aš vaikštau į bažnyčią kiekvieną sekmadienį tam savo miestelį. Ir kunigas mūsų pastoja šneka, kad pinigai čia yra blogis. Bet sako, aš pastebėjau, kuo daugiau aš jam aukoju tų pinigų, tuo jis geresnis man tampa. Tai tokia, kaip sakoma, dilema, ne? Tai reikia, kaip sakoma, suprasti, išsiaiškinti, dėl ko, kaip kas. Tai ant ko tada atkreipti dėmesį? Kadangi, matot, visi šitie šilumos siurbliai gaminami vienoje gamykloje. Čia yra didžiausia GRI gamykla. Ten turi apie 77 gamyklų skirtingų. Čia viena didžiausia gamintojas, kaip sakoma, GRI. Labai jau žinomas ir tos pačios brandus kaip Electroluxas, Nordis, Cooper Hunter gaminami šitoj gamyklai pagal tų kompanijų užsakymą. Ir dėl to didesnė dalis, aišku, ten kažkokių dalių, ten ir to pačių pultelių, ten dar kažką, tai gali būti praktiškai vienodi, ne? Gal skirtis, sakysim, komplektacija gali skirtis, ne? Ten, sakysim, kažkoks gamintojas Nordis dar kažkas paprašė, kad ten įdėti, kad tokį šilumokatį įdėti, arba tokį kompresorių įdėti, tai irgi ant šito dalyko galim atkreipti dėmesio dėl kompresoriaus, kadangi kompresorius čia yra tos viso, kaip sakoma, siurblio kaip širdis, labai brangus ir labai vertingas tas dalys to šilumos siurblio. Ir jeigu, sakysim, ten bus nurodyta, kad tai kompresorius yra grinai japoniškas, ta prasme, kad ant kompresorių parašyta ten Panasonic yra, arba Mitsubishi, arba ten kito gamintojo, Sanyo, dar kažką, tai japonų būtent gamintojo. Tai aišku, čia didelis pliusas, kadangi, kaip sakoma, tie šilumos siurbliai ir jie tyliau dirba, kompresoriai, atsiprašau, tyliau dirba ir jų resursas didesnis. Aišku, aš nieko neblogo negaliu pasakyti apie kompresorius, kurį gamina patys GRI, kadangi, jie irgi gamina pagal licenciją tų pačių japonų, bet mano nuomonė, kad originalas vis tiek geriau nei kopija, ne? Jeigu jūs irgi taip manot, pastatykit laiką šitam video. Tai būtent reikėtų tada atkreipti dėmesį, jeigu, sakysim, bus pasirinkimas to pačio tipos šilumos siurblys, GRI, Nordis, sakysim, Electroluxas, Cooper Hunteris, pažiūrėkit, kur jeigu ten nurodytas, kad yra kompresorius grinai japonų, čia irgi didelis, kaip sakoma, pliusas, kodėl verta pasirinkti šitą šilumos siurblį. Kitas dalykas, kaip aš atkreipčiau dėmesį, kadangi mato dabar tos kotedžus stato vienas prie vieno, jo namukai ten sklypuose už miesto vienas prie vieno stato, kaip tie namukai kaip silkės bačkoji. Ta prasme, jeigu su kaimynu pasisveikinti, tai galima atidaryti langą ir prakišti ranką, nereikia net, kaip sakoma, iš namo išeiti, tokia situacija, kad sklypukai mažas, vienas prie kito viskas sustatyta, taupo, kaip sakoma, žemės sklypus. Tai labai svarbus irgi garsas, ne? Kokį garsą išleidžia būtent išorinis blokas, ne? Kadangi, aišku, gali būti pas jūs labai geri kaimynai, sakysim, kokia simpatiška vieniša kaimynė, kurie ateina pas jūs ir druskos paskolinti ir pakviečia jūs pas save arbatos išgerti, tai tada jokių problemų nėra, kaip sakoma, ne?
Bet, skirtingų būna kaimynų, žinokit, kai kam gali nepatikti garsas jūsų ir, pradės pykčiai, skundai ir, turėsit, kaip sakoma, nemalonumą ir sugadintą nuotaiką, ne? Tai garsas, aišku, garsas čia svarbus, kadangi, kaip minėjau, kaimynai gali būti skirtingi, aišku, jeigu pas jūs vienkaimį kažko tai gyvena, kaimynai labai toli, tai čia jums, kaip sakoma, tada gal nėra tokios problemos arba labai geri kaimynai, su kuriais galime susitarti. Bet, kaimynai skirtingi, kaip vienas irgi klientas sako, pas mane kaimynai, sako, pagyvenusi, sako, pora, vyras žmona, bet sako, labai linksmai gyvena. Sakau, kaip linksmai. Sako, labai mėgsta žaisti slėpinėms. Sakau, tai kaip ten, kaip įdomu žaidžia slėpinėms, ne? Sako, kaip. O didukas, sako, nueina pas savo draugą Petrą, atnešė samagoną nuo jo ir paslėpė nuo močiutės, ne? Ta močiutė, sako, ieško tada tą samagoną. Jeigu neranda tą samagoną, sakysim, iki pietų, tai jau vakare jau ta močiutė slėpėsi nuo to diduko, ne? Taip slėpinės žaidžia. Kaip sakom, skirtingų būna kaimynų, yra linksmų, yra tylų, yra draugiškų, tai kad reikia irgi tai atkreipti dėmesį. Ir dar norėjau vieną dalyką, kaip sakoma, jums patarti, stengtis nekišti to išorinio bloko kažkur tai į kažkokios nišos, ne? Nes vienas irgi toks buvo klientas, kurį ten sugalvojo pastatė, žodžiu, pas jį išėjo taip, kad mūrinis namas, ten sienų yra tokia niša, o iš viršaus tos nišos yra užbetonuotas tas balkonas. Ir jis ten į vidų įkišo tą išorinį bloką. Ir išėjo taip, kad jis skamba kaip organai tai pačioj bažnyčioj, žodžiu. Aišku, sako, vienas pliusas, aišku, yra tame dalykai. Tai sako, koks tada pliusas. Sako, kada išeinu su draugais išgerti, ten atšvęsti kažkokią ten šventę, arba kaip ten Žalgiris laimėjo. Tai kada, sako, baigėsi mūsų tas vakarėlis, sako, išeini ir jau GPRS labai jau ten silpnai gaudo palydovus, tas sakoma. Bet sako, pagal garsą tą šilumos siurblį jau gali nuspėti, kurioje pusėje yra mano namas. Jo. Tai jeigu ten jūs įdėsit, kaip sakoma, į tą nišą, tai žinokit, jo garsas pagarsės tai žymiai daugiau. Dėl ko? Dėl fizinių dėsnių, dėl to, kad, sakysim, šilumos siurblys stovi šalia sienos, ypač mūrinė siena, kur, kaip sakoma, labai gerai atspindi tos, garso vibracijas ir tada tos akustinė tokia yra efektas, kad, žymiai garsiau, lyg tai šilumos siurblys dirba, kaip jis dirba, bet garsas išeina žymiai sustiprintas, jo. Tai kad atspindžia nuo viršaus tas garsas, nuo sienų, nuo galo to namą ir tada, kaip sakoma, tai tada ūžia taip normaliai, žinokit, tai ūžia. Tai padarykit taip, kad jis kažkokia atstumas būtų nuo sienos. Ypač gerai, jeigu ta siena, pavyzdžiui, su putopolistirolo, tai tas putopolistirolis vis tiek dalis to, kaip sakoma, tos garso vibracijos, to bangų jis sugeria ir taip neatmuša, kaip sakoma, nuo tos sienos. Bet jeigu betonuota ta grinai siena, tai truputį atstumą reikia padaryti, kad, ta prasme, nebūtų to akustinio to efekto. Tai antras dalykas ir trečias dalykas gal labai tinkamas klientams iš Suvalkijos, labai geri žmonės, labai gerbiu jūs. Jeigu jūs esate Suvalkijos, susirašykit mano kanalą. Tai koks aspektas? Aspektas labai kaina. Kainą reikia irgi žiūrėti. Čia viskas teisingai. Kadangi yra konkurencija tarp gamintojo, į ko mažesnė kaina gamykla pasiūlo, sakysim, pardavėjams, to geresnį kainą mes galim padaryti ir jums. Ta prasme, patrauklesnį kainą. Jeigu žiūrit, kaip minėjo, tos ten GRI, šilumos siurblys, Oras vanduo, Nordis, Electroluxa, jie praktiškai vienom segmente, ne? Tokia, kaip sakome, jeigu ten žiūrėti jau kažkokius žymiai brangesnis, Mitsubishi, ten, net LG, ten Samsungas truputį kažkokia aukštesnis klasės, ten taip pat Hitachi, kur aš sakiau, irgi aukštesnis klasės tos įrangos.
Tai ten skirtumas, aišku, jau galim žiūrėti parametrai, kokybės, visą kitą, bet jeigu žiūrim tarp šitos biudžetinių variantų, aš nieko nesakau, kad tai blogas, viskas gerai veikia, bet jeigu žiūrim pagal šitą, tai irgi žiūrėkit kainą. Jeigu, sakysim, mes tam pasiūlom GRI, ten grubai sakant, bus 4,5 tūkstančiai, 400-500 eurų ten, o Electroluxas bus 4 tūkstančiai, tai reiškia 500 eurų jūs galite sutaupyti. Jūs stipriai nenukentėsit, čia tikrai. Ir, kaip sakoma, 500 eurų čia jūs galite padengti dalis montavimo darbų. Nu, tai čia malonu, aišku, malonu, jūs sutaupėt pinigėlių. Į tos sutaupytos pinigėlius galite skirti kažkokiams kitiems darbams arba tam savo poreikiams. Ne? Tai, kaip sakom, visada reikia atkreipti, atžiūrėti. Tai 3 tokie aspektai svarbesni, kaip pažiūrėti, aš tai siūlyčiau, čia aišku, grinai tik mano nuomonė, jūsų nuomonė arba kitų pardavėjų arba meistrių gali skirtis, bet aš sakau savo nuomonę. Tai, kad žiūrėti tada, jeigu vieno segmento, ta prasme biudžetinio segmento šilumos siurbliai yra, tai tada žiūrim, atkreipiam dėmesį į triukšmą, jeigu jums aktualu, jeigu šalia yra kaimynai, arba jums patiems, kad ten pavysinė kažkokia šalia namuko, kad neerzintų tas garsas pašalinis. Antras tada dėl kompresorių pažiūrėti, jeigu japonai yra grinai japonų gamybos, čia yra irgi pliusiukas, galime tai atkreipti. Ir trečias dalykas – kaina. Žiūrėti pagal kainą. Tai aš manau, kad mano patarimas tikrai bus jums gal svarbus, gal jūs sustiksit, kad jis aktualus, tas ir, kaip sakoma, toks patarimas jo ir jums padės pasirinkti būtent reikalingą jums šilumos siurblį ir, kaip sakoma, sutaupyti ir pinigų ir gerą nuotaiką. Jo. Tai kad kam patiko irgi statom laikus, kam patiko šitą video, kas nori toliau žiūrėti, užsirašykite šitą kanalą. Ir mes teiksim jums daugiau visokios informacijos apie šilumos siurblius, kondicionierius, rekuperatorius. Tai kad geros dienos jums, iki sekančio karto, iki.